Sveiki, prisijungę prie miesto bažnyčios laiškų. Nariams, namiškiams bei svečiams. Palaiminto klausimo. Sveiki prisijungę prie miesto bažnyčios laiškų. Aš minėjau praeitoj laidoj, kad tęsim apie religiškai perduodamas ligas, bet kadangi turim šiuo metu svečių iš Kenijos, iš Kanados, tai norėjau padaryti tokių papildomų laidų ir išnaudoti šitą galimybę pasidalinti su jumis, tai visą tai pratęsim vėliau. O šiandien mano džiaugsmas ir privilegija pakalbinti Peter Cooney. Matthew Eckarto geras draugas, daug metų keliauja kartu su viešpačiu ir man pačiam ir Sanai teko 2 kartus pas juos namuose būti. Tai šiandien norisi kalbėtis apie viso gyvenimo šventumą ir viso gyvenimo pašventimą Dievui, nepriklausomai nuo profesijos. So, what I've said, that I've stayed in your home a few times, and very welcome to the program here. And today we would like to speak about the sanctity of life and all of life. And that you're a friend of Matthew. I got to stay with you a few times, and it's a privilege that you're here. And a real privilege to be here, Saul. Yes, thank you. And I'm looking forward to the conversation. I'm looking forward to the opportunity to share some thoughts in response to your questions. And hopefully it can be a blessing to your community. Džiaugiuosi irgi čia būdamas, man didžiulė privilegija ir labai nekantrauju pabendrauti ir tikiuosi, kad tai bus palaiminimas visiems, kas klauso. So, would you give a context of your life? Just tell us about yourself in short. Sure. So I'm a husband, father, grandfather. I'm a career business entrepreneur. I grew up on a farm in northern Ontario, for those who understand the geography of Canada. Tai aš esu vyras, esu tėvas, esu senelis, esu verslininkas, entrepreneris ir gyvenu Kanadoj, šiaurės Ontarijoje, jeigu kažkas gaudosi Kanados geografijai. A father of 4 kids and 13 grandchildren. The number is 13, Saul. That is correct. Tai 4 vaikų tėvas ir 13 anūkų senelis. And you look 40. Ir atrodo kaip 40. You're a kind man. Labai malonus orsai. Yes, my wife and I, it's just a profound privilege to, in the context of our work, we enjoy our family, our children, their wives and husbands, and our 13 grandchildren. They keep us young. Tai mums su žmona tikrai didžiulė privilegija buvo ir auginti mūsų vaikus ir dabar jau bendrauti ir dirbti kartu su jais ir jau antrosiom pusėm ir bendrauti su anūkais. Anūkai mums padeda išlikti jauniem. I grew up on a farm about 2 hours north of Toronto, for those that understand some Canadian geography, in the province of Ontario. Tai žaugau Ontarijo provincijoje, tokiam kaimo labiau vietovėje, ar ne, ūkyje. Hardworking farm of a Swiss-German father and a German mother who immigrated to Canada shortly after the war. Ten buvo labai daug sunkaus darbo. Mano tėtis, ar ne, iš Šveicarijos vokietis, mama irgi vokietė, atkeliavo į Kanadą iškart po karo. And we were quite poor, especially in the early years. Ir ypatingai ankstyvaisiais metais buvom pakankamai nepasiturintis. And I'm the oldest of the 5 boys. Aš esu vyriausias iš 5 vaikų, 5 berniukų. And we learned how to work hard. Tai mes labai anksti išmokom, ką reiškia sunkiai dirbti. And it wasn't just an ethic of the home, it was necessary. Ir tai nebuvo tiesiog kažkokia tai šeimos taisyklė, kažkoks etikos norma, tai buvo tiesiog privalu, kad išgyventumėm. And that ethic of working hard has followed me through my whole life as well. Bet tas sunkus darbas, jisai vis tiek man ir patapo tokia dalinė vertybė ir iki šiol aš ją turiu. And in the process of, as I was being raised in my home, it was not easy relationally. It was not only hard work, but relationally it was difficult as well.
Ir namuose, kai augom, ar ne, ir daug dirbti reikėjo, bet ir santykius statyti buvo ganėtinai sunku. And so as a teenage boy, I was relatively disillusioned around relationships and life and meaning, purpose. Tai kai būdamas paauglys, pakankamai tokį ne visai gerą ir tikrą požiūrį į santykius turėjau. And so when I went away to university, although I had been exposed to the gospel before going to university, Ir nors išgirdau Evangeliją dar prieš keliaudamas į universitetą mokytis, bet atvykęs į universitetą, I had contact with a group on the campus called the Navigators, susitikau su tokia grupelė universitete and I found people who had an alive and vibrant faith in Jesus. ir sutikau žmonės, kurie buvo gyvai tikintis. And it wasn't just a religious declaration, Ir tai nebuvo tiesiog kažkoks tai religinis teiginys ar pasisakymai, but I observed and I could feel that it had infiltrated every aspect of their lives, including their marriages and their parenting. bet aš tiesiog stebėjau tos žmonės ir aš mačiau, ant kiek visą jų gyvenimą paveikė iš tikrųjų šitas sprendimas sekti Kristumi. And that gave me hope Ir tai man suteikė daug vilties. that there was, as much as I knew my mother and father loved me and my 4 brothers, I could see that there was a different way to live. Man tai suteikė vilties, nes netgi jeigu mano mama ir tėvas ir broliai mylėjo mane, bet aš mačiau, kad yra galimybė gyventi kitaip. So I was around 21, 22 years old, and I said yes to Jesus. Ir man buvo 21, gal 22 ir aš pasakiau taip Jėzui. And the man who helped me on that journey, now he helped me grow in my faith. Ir tas vyrukas, kuris man padėjo šitoj kelionėj pačioj pradžioj ir dabar man padeda. And he intentionally came alongside me, and we met almost every week for 3 years. Ir kitus ateinančius 3 metus, kai aš tikėjau, mes kas savaitę susitikdavom ir jisai investuodavo į mane. And Yes. it's a little bit unusual, isn't it, that someone picks you up like this early in the journey and walks so faithfully for 3 years. Mhm. In Canada, I would assume is also rare. It is rare. It's peculiar. Tai ką pastebiu, kad kažkas paėmė jį ir 3 metus kiekvieną savaitę susitikinėjo, tai gan neįprasta tokio intensyvumo palydėjimas tikėjimo kelionės pradžioj. And he not only for the 3 years, but we continue to be dear friends to this day, Ir, 40 years later. ir jisai į mane investavo taip pat intensyviai 3 metus, bet mes ir iki šiol esam geri draugai. And we don't see each other every week, but we have remained in contact as life has moved for both of us. We still look out for one another. We care for one another with a commitment to helping one another finish well. Ir mes galbūt nebesusimatom kas savaitę, bet ir toliau palaikom ryšį ir stengiamės padėti vienas kitam pabaigti šitą kelionę gerai. My wife was part of the same community. Tai mano žmona buvo tos pačios grupelės, su kuria aš susitikau universitete dalis, But not my wife at that time. bet jinai dar nebuvo mano žmona tuo metu. But we did fall in love, and when we became married, we declared that we would do the same thing for the rest of our lives. Ir kai mes galiausiai susitokėm, mes taip ir nusprendėm, kad ir norėsim tarnauti Dievui visą gyvenimą. Meaning that we would give ourselves to those around us that the Lord was moving in and coming alongside and doing life with them. Ir norėjom labai panašiai kaip tas draugas in mane investavo, mes norėjom ir į kitus taip intensyviai ir nuolatos investuoti. And that way of thinking has just permeated every aspect of our lives. Ir toks požiūris į tarnystę ir į gyvenimą iš tikrųjų palėtė kiekvieną gyvenimo aspektą. It has shaped everything from our marriage to our parenting to our service in our local church community, which we've loved doing over the 40 years. Tai darė didžiulį įtaką mūsų santuokai, mūsų, kaip mes vaikus auginam, mūsų tarnystėj, vietiniai bažnyčiai. And it's profoundly impacted me as an entrepreneur in business. Ir tai darė irgi didžiulį įtaką man kaip verslininkui. Meaning it's just a way of doing life with people. It's not a strategy. It's not sometimes you do it and sometimes you don't. It's just how you see people and the journey of being in community with them. Tai tiesiog tas požiūris, kad norisi padėti
kitiems žmonėms ir tiesiog kviesti žmonės į savo gyvenimą, ar ne, darė didelį įtaką ir versle. Ir tai nėra tiesiog kažkokia strategija ar kažkokia tai programa, tai tiesiog toks gavos kaip gyvenimo būdas. And I was thinking about your comment earlier, Saul, around it's peculiar. Man patiko tavo, Sauliau, komentaras, tu sakai, kad taip ganėtinai neįprasta arba keista, ar ne? And Kathy and I, among some others, recognized that it really was and is. Ir mes su žmona ir kitais draugais ir suprantam, kad tai ir buvo ir tada keista ir dabar yra galbūt neįprasta. So early in our marriage, we declared, we made a covenant with one another. Tai ganėtinai anksti santuokoje, neseniai susituokę, mes tokią kaip sandorą su žmona padarėm, That we would surround ourselves by like-minded men and women, kad mes apsupsim save panašiai mąstančiai žmonėm, regardless of their role in society, nepaisant kokioj srityje dirba ar kur jie yra visuomeniai. teachers, doctors, factory workers, pastors, Ar tai pastoriai, gydytojai, kažkur paprasti darbuotojai. that there was a mutual commitment to growing in our love for the Lord, Kad mes tiesiog norim apsupti save žmonėmis, kurie, kaip ir mes, nori vis labiau ir labiau mylėti Dievą, our love for our neighbor, mylėti artimą, our love for ourselves, meaning the beloved of the Father, mylėti save taip, kaip Dievas mus myli, Dievo mylim, kad mes matytumėm save kaip Dievo mylimą jį. and an intentionality around reaching people for Jesus. Ir mes norėjom labai specifiškai ir dėti pastangas siekti kitus žmonės ir padėti kitiems žmonėms. Which would mean in the workplace, we would look for the activity of the Lord. Ir tai reiškia, kad netgi ir darbo vietoje mes ieškodavom, žiūrėdavom, kur Dievas veikia. Whether I'm a manager or I'm an individual contributor in my work, Nesvarbu, ar aš vadovas, atsakingas už kažką, ar aš tiesiog esu paprastas darbuotojas, as I bring excellence to my trade or my craft or my work, bet darydamas geriausia, ką aš galiu darbe, we just know that God's at work. žinau, kad Dievas su manimi yra tame darbe. And so in community, we learn to watch for that Tai mes bendruomenėje išmokom labai irgi pastebėti, kur Dievas yra and join people. ir tiesiog prisijungti prie kitų žmonių. And then so we committed ourselves to growing in love, to giving our lives away on mission, and then to just enjoying the beauty, the gift of good work. Tai mes tiesiog įsipareigojom meiliai vieni kitiem, įsipareigojom tarnystei ir tiesiog matyti tą gėrį aplinkui. Now back then, I didn't have all that clarity. Tuo metu, kai tą sprendimą padarėm, aš neturėjau viso aiškumo ir tokio aiškaus plano, kaip tai atrodys. We just knew it was the right thing to do. Mes Somehow we knew. Mes tiesiog kažkaip žinojom, kad tai yra tinkamas, geras sprendimas. And so we just Kathy and I would just continue to surround ourselves by these like-minded men and women, knowing that we must do this together. Mes tiesiog stengdavomės apsupti save panašiai mąstančiai žmonėmis ir mes supratom, kad mes turim tai kartu daryti. So what I'm hearing is this is like your big why is to love God and to love your neighbor and also somehow see the beauty or sanctify all of your life. And it's not just a strategy, but it's something that defines your life. Yes. Ką aš girdžiu, kad tas įsipareigojimas toks ir yra tas didysis, kodėl jūs gyvenat, mylėti Dievą, mylėti artimą, pašvęsti visą savo gyvenimą misijai. And you're not clergy. Jūs ne klerikas, ne pastorius, you're not a pastor. And how is that in Canada? How is that received? Kaip tai Kanadoje matoma? Nes Lietuvoje, manau, kad irgi tai būtų labai retas ir keistas dalykas. In Lithuania, I think, would be a peculiar and rare thing. Lithuania and Canada have a lot of similarities. Lietuva ir Kanada labai daug panašumų turi. Maybe not so much in the size of the country, Galbūt ne dydžio prasme šalies, ar ne? but on that topic, we would be quite similar. Bet šitoj temoj tikrai būtų labai daug panašumų. That to bring that level of maybe clarity around role Kad netgi, pavyzdžiui, aiškiai apibūdinti kažkokią tai rolę and a belief that the one who made us, we're all image bearers, ir tikėti, kad mes visi esam Dievo, sukurti pagal Dievo atvaizdą.
and the call to lead with Jesus front and center as whether I'm a business owner, as I am, or whether I'm a teacher or a father or mother at home with children, or I'm a pastor in the church. Ir nepaisant kokioje rolėje aš esu, ar aš esu mokytojas, ar pastorius, ar vadovas ir panašiai, jeigu aš vadovauju centre arba svarbiausių laikydama Kristų, the reality of the Lord inviting us to bring compassion to our neighborhood. tada atsitinka tokia realybė, kad Dievas šaukia mus atjausti mūsų bendruomenę. Or to bring the presence, to understand that we have the privilege of bringing the very presence of Jesus to a board meeting. Ir netgi suprantam, kad mes turim tokią didžiulę privilegiją su savimi kartu į darbą atsinešti Dievo artumą. And then on a Sunday morning, as I do from time to time, to bring a sermon to our congregation. Ir tada galbūt karts nuo karto, kaip man tenka, sekmadieniais papamokslauti bendruomeniai. It doesn't matter where I go Nesvarbu, kur aš einu, or what I do. ar ką aš darau. My Lord just allows me to serve in those contexts. Mano viešpats man leidžia jam patarnauti visose tose srityse. The ministry of my work is the frame or the space that the Lord has called me to. Tai, kad aš tarnauju darbe, yra tiesiog Dievo pašaukimas mano gyvenime. And so for you, it's been the calling of City Church Ir in Sauliaus Lithuania. pašaukimas yra miesto bažnyčia Lietuvoje. And we're both ministers of the gospel. Ir mes abu esam Evangelijos tarnai. And for many, that is peculiar. Ir daugeliui žmonių tai bus keista ir neįprasta. Mhm. Now, Canada, and we are catching up, I think, to all the Western countries in terms of business. Canada is a busy place. People are busy. They have many desires. And could you comment, reflect of the greatest obstacles to selling your life to something else and rather than doing this? That it's just, for some reason, it's peculiar and maybe should be normal agenda for every Christian. Kanada ir Lietuva panašios tuo, kad Lietuva gal vėjasi vakarus savo užimtumu ir žmonės turi tiek daug įvairiausių norų, troškimų ir man atrodo užimtumas yra toks, beprotiškai greitai augantis ir žmonės turi daug norų ir man atrodo lengvai išsitaško ir savo gyvenimą parduoda kažkam kitam nei sekimų Kristui. Dėl to mes sakom, va čia yra keista, neįprasta, kad žmogus pašvęstų visą savo gyvenimą. But it seems it's a call of God on every person. So any thoughts on that? In my brief time in Lithuania, Kol esu čia Lietuvoje, ganėtinai trumpai dar, and enjoying as many conversations as I can make happen in 9 days, čia būsiu 9 dienas, tai stengiuosi siekti kiek įmanoma daugiau susitikimų ir pokalbių turėti. my perception is that there are some things that are somewhat similar. Bet esu pastebėjęs, kad yra kai kurie dalykai yra ganėtinai panašus. The pressure of family and young children. Šeimos, mažų vaikų galbūt atnešama įtampa. Of economy and making the household work in terms of money and time. Ar ne, kaip šeima tvarkosi su finansais ir kaip užtenka visko. And as a Canadian coming to Lithuania, I go, there are a lot of BMWs and Mercedes and Audis in Lithuania. Ir atvykęs iš Kanados į Lietuvą, aš matau, labai daug Lietuvoje yra BMW mašinų, Mercedesų, automobilių Audi. And I really like them. Man jie labai patinka. And that is the same at home. Ir labai panašus jausmas yra ir namie Kanadoje. We have many, many pressures. Turim labai tokių įtampų įvairių. And the desire for life to improve, to become better, so to speak. Ir turim tokių spaudimą keliančių troškimų, ar ne, kad gyvenimas gerėtų. And at the same time, I know from at least a Canadian or North American perspective, Ir žinau, kad daugeliu atveju, bent jau iš Šiaurės Amerikos arba Kanados perspektyvos,
in the midst of all the activity and the pressure of life and trying to figure how to make it work, Tarp viso to gyvenimo užimtumo ir spaudimo ir bandymo išsiaiškinti, kaip viską susitvarkyti, people are anxious, žmonės labai daug nerimo turi. feeling overwhelmed, Jaučiasi ar ne, kad jiems tiesiog per daug visko. just trying to figure out how to make it all work. Ir jie bando išsiaiškinti, kaip viską susitvarkyti, kad viskas būtų gerai. And in the thick of that, there is a deep desire to belong, Ir tame visame šurmulyje ir spaudime yra didžiulis troškimas tiesiog priklausyti kažkam. to be seen and feel seen, Žmonės labai nori būti matomi, that a person, they actually long to be, I matter. ir jie labai nori išgirsti tą tokią žinutę, kad jie kažkam rūpi. And so the environment in Canada, we are, as many globally would call it, a post-Christian culture. Daug kas globaliai Kanadą vadintų irgi, ar ne, tai tokia pokrikščioniška, Where the vast Šalimi. majority of people do not darken the door of a church on a Sunday morning. kur didžioji dalis žmonių sekmadieniais į bažnyčią neina. And so culturally, we're just trying to figure out how do I make life work Taigi daugelis iš mūsų tiesiog bando suprasti, kaip vis dėlto gyventi tą gyvenimą. and not quite sure how to do that. And I'm sure, I don't know, but I suspect the same in Lithuania. COVID was not friendly to our people. Ir aš tikiu, kad Lietuvoje yra panašios tos tokios įtampos ir spaudimai. COVIDas irgi mums buvo ganėtinai sunkus periodas. And so we still sit in, I think, the aftermath, the impact of COVID on the Canadian people. Ir aš bent jau matau, kad mes ir iki šiol susidurėm su COVIDo pasiekmėm, net ir dabar. And not that I know for sure, but some reading around that is, I suspect it's maybe not that much different in Lithuania as well. Aš galbūt nesu ekspertas, bet man taip atrodo, kad tikriausiai ir Lietuva labai panašiai gyvena. So how do you make space for God? Kaip sukuriate erdvę Dievui savo gyvenime? There is an intentionality of learning to say no to the press of the world around us. Dalis to yra su intencija sakyti ne tiem pasaulio sukeliamiems spaudimam. The story in my own life is I have and I continue to learn to listen to the discontent in my own soul. Aš pats labai stengiuosi išgirsti savo paties sielos nepasitenkinimą. And I'm often reflecting on Jesus's work with many people. Ir dažnai mąstau apie tai, kaip Jėzus darbavosi su miniom, su daug žmonių. And as he increased his clarity on who he was and who they were and what he was asking of them, Ir tada, kai jisai po truputį pradėjo nušlifuoti tą savo žinią, kas jisai toks, dėl ko jis atėjo, ar ne, aiškumo, kai suteikė žmonėm, some went away because that was too much for them. kai kurie iš tų žmonių atsitraukė nuo jo, nes tiesiog buvo per didelis įsipareigojimas. Others came closer. Bet kiti dar labiau priartėjo. And as he continued to create clarity, more went away and still even fewer, but some still came closer. Ir netgi, kai jisai dar daugiau aiškumo suteikdavo ir dar labiau išgrynindavo tą savo žinutę, tos minios vis dėlto atsitraukė nuo jo, bet tie, kurie liko, ar ne, mokiniai liko, jie dar labiau priartėjo prie jo. That has been my story. I just want to come close. Ir tikiu, kad tai panašiai yra ir su mano istorija. Aš tiesiog noriu artėti prie Dievo. The disciples declared to Jesus that, who else will we go to? Mokiniai sakė Jėzui, kur mes darysim, pas ką mes darysim. Because you, Jesus, bring the words of life. Tu turi gyvenimo žodžius. And that takes me right back to when I became a believer. I saw that he had the words of life, and that still grips me today, that when I feel that speed, that anxiety, that pressure, he still called me back. I have the words of life for you, Peter. Ir tai man Come home. primena, tai man netgi primena, kai aš įtikėjau irgi, nes man ta mintis, kad į Dievas turi gyvenimo žodžius, kur aš daugiau eisiu, man buvo labai irgi svarbi, ir kai mes jaučiam nerimą ir įtampą ir spaudimą, pastoviai reikia tai prisiminti. And so over the years, it has taken many different shapes and forms.
with kids with 4 children in diapers at one point of time. Tai metai iš metų ta santykis su Dievu atrodo skirtingai, ar ne? Jeigu auginam 4 vaikus ir vis kažkam reikia sauskelnes keisti. I traveled a lot in my career Savo karjerą šiaip daug laiko praleidžiu keliaudamas with schedules all over the place and traveling time zones. ir keliauju per skirtingas laiko zonas ir per skirtingas vietas. Being away from home often, not enjoying being away from my wife and my children. Dažnai nebūnu namie, man nepatinka taip dažnai nebūti namie. I could still feel the calling of Jesus to stay close. Bet aš vis tiek jaučiu Dievo paraginimą likti šalia. I've learned and am learning to keep listening to that. Ir aš išmokau ir vis dar mokausi taip ir daryti. Even first thing this morning, Netgi pirmas dalykas, ką dariau šį rytą. as I fight off the last vestiges of jet lag and those things. No, I need to hear your voice again this morning, Jesus. Aš netgi ryte atsibudęs atėjau pas Dievą ir sakau, man reikia išgirsti tavo balsą. So in the beauty of work, I know that I get to bring him into a meeting. Tai netgi darbo visame tame grožyje, aš žinau, kad aš galiu atsivesti Kristų su savimi į kažkokį tai susirinkimą. Or guide a performance review. Arba pašnekėti su kažkokiu tai darbuotoju apie jų darbo įvertinimą. Or pick up the phone and call my wife and see how she's doing. Ar paskambinti savo žmoną ir paklausti, kaip jai sekasi. Or greet somebody in my church on a Sunday morning. Ar pasisveikinti su kažkuo sekmadienį bažnyčiai. When I think of John 17, Kai mąstau apie Jono Evangelijos 17 skyrių. although I didn't understand it as much back then, Nors anksčiau nepilnai supratau dar tą vietą. the amazing gift Didžiulė dovana. of oneness with Father, Son, and Holy Spirit. Yra, kai esame Unity. ne, vienybėje su Dievo Tėvu, Sūnumi ir Šventąja Dvasia. I can get up every morning to experience that, Lord willing. Galiu kiekvieną dieną noriai keltis ir rytais ir patirti tą vienybę su Dievu. And I think that is a growing understanding for me Ir tikiu, kad tas supratimas tik tais plečiasi, vis keičiasi. of the reality of the Great Commandment. Ir tai irgi glaudžiai yra susijęs su didžiojo paliepimu. Oneness, unity. Vienybė. And out of that, I can't not serve people O When tada aš jau negaliu netarnauti žmonėm. when I have the privilege and the honor of tasting that every day. Kai kiekvieną dieną paragauju ir matau tą vienybę su Dievu, nebegaliu netarnauti. And I don't always taste it well every day either. Žinoma, kiekvieną dieną tas paragavimas nėra rožėm klotas. Some days are not as tasty as others. Kai kurios dienos yra skanesnės negu kitos. But overall, the meal is very good. Bet apskritai bendram plane pats patiekalas yra labai skanus. I've heard it said that love equals time and attention. Mm. And it seems that whatever we give ourselves over to, it tends to grow. It tends to, like our love grows for something that we give time and attention to. Yes. Ne kartą esu girdėjęs, kad meilė yra mūsų dėmesys ir laikas, ir tam, kam mes skiriam laiką dėmesį, būtent tai ir auga. Ir čia yra toks pasirinkimo elementas, aš kam skirsiu tą laiką ir dėmesį. It's a matter of a choice, right, to where what I'm gonna give my attention to. What suggestions encouragement you'd give to someone to give more time to Christ? You already mentioned by saying no to certain things, but any maybe even practical ways of how to give your time and attention to experiencing Him. Kokius gal ar patarimą kažkokį, ar padrasnimą galėtumėt pasakyti žmogui, kuris norėtų žengti tą žingsnį ir daugiau laiko skirti, dėmesio savo skirti Jėzui ir jo buvimui mūsų gyvenime. The word that you did use is the word choice. Tai And specifiškai Pasaulis panaudojo žodį pasirinkimas. in our world,
You've got your devices on the table. I have my devices. Ir mūsų dabartiniam pasaulyje, ar ne, dažnai turim telefonų šalia, netgi ir dabar Saulius ant stalo turi savo telefoną, ar ne, planšetę. Probably at no point in history have we allowed access to our personal worlds. Tikriausiai niekada, taip kaip dabar, niekada iki šiol mes nedavėm niekam leidimo būti ant tiek mūsų gyvenimuose. And yet, when I read the stories of leaders of faith in the past, Bet netgi kai skaitau praeities lyderių istorijas, they too were facing the hurry monster, jie irgi susiduria su tuo skubėjimo monstru. the pressure of people and demands. Žmonių galbūt keliamų kažkokiu tai spaudimu ar reikalavimais. And so I have discovered, and in the guidance of many mentors that I have had the privilege of either reading or have had input into my life, Tai esu pastebėjęs iš tų mentorių, su kuriais turiu privilegiją bendrauti ir tiesiog skaitydamas jų knygas ar bendraudamas. I have to decide that if I've heard the calling of Jesus to live for him, Aš turiu apsispręsti, kad jeigu aš vis dėlto išgirdau Dievo šaukimą tarnauti jam, then in practical ways I must organize my life in order to be able to respond to that calling. tada praktiškai aš turiu susidėlioti savo gyvenimą taip, kad aš sugebėčiau ir galėčiau ir turėčiau galimybę atsiliepti į tą kvietimą. And so I'm quite purposeful in a review of my week Aš ganėtinai tikslingai stengiausi peržvelgti savo savaitę and what my priorities are. ir atkreipti dėmesį, kur mano prioritetai. And so my priorities then inform how I will live out my week, my month, my day. Ir tada to meto prioritetai daro įtaką, ką aš veikiu tą savaitę, tą dieną ar tą mėnesį. I have and continue to learn that if I choose not to align my calendar and my checkbook, so to speak, where I put my time and my money, somebody else will. Ir aš ganėtinai anksti supratau, kad jeigu aš neatkreipiu tokio tikslingo dėmesio į tai, kur nueina mano laikas ir kur nueina mano pinigai, Jesus' example has had such a profound impact on me. negalėsiu tinkamai tarnauti ir Jėzaus pavyzdys man padarė didžiulį poveikį. I'm often reflecting in Mark chapter 1. Dažnai mąstau apie Morkaus 1 skyrių. Jesus ended up responding to the need to heal Peter and Andrew's mother-in-law. Jėzus atsiliepė į kvietimą ateiti išgydyti Simono Petro ar ne uošvienę. And the town people all heard that the master was there and wanted to be touched by him. Ir visi to miestelio žmonės išgirdo, kad Jėzus tenai norėjo būti jo paliesti. Somehow Jesus and his disciples pull away for the evening. Kažkokiu tai būdu Jėzus ir mokiniai atsitraukė vakare. Maybe they had a late shore dinner of some fish. I don't know. Nežinau, gal trumpai pavakarieniavo, gal ne. And that's where we get our quiet time verse, our devotion verse. He says that Jesus went up into the hills early in the morning to pray. Ir čia mes ir gaunam tą pavyzdį tam asmeniniam laikui su Dievu, ar ne, kad netgi pats Jėzus ėjo į kalną leisti laiką su Dievu. And that is important for us to note. Ir svarbu tai pastebėti. And equally important is the response when his disciples came to find him. Taip pat yra svarbu pastebėti, kaip mokiniai reaguoja, kai jie nueina jo ieškoti. And they reminded Jesus of all the people that were still waiting from yesterday. Ir mokiniai primena Jėzui, dar yra krūva žmonių, kurie laukia iš pavakar. That had not yet been touched by him physically. Kurie dar nebuvo ar ne paliesti jo fiziškai. And who knows what the bigger conversation was. Ir galbūt mes nežinom to pokalbio detalių, But in the text, bet pačiam tekste he said, see that town over there? jis sako, matot tą miestelį ten, That's where we're going to go today and preach. šiandien eisim tenai pamokslauti. So he operated with clarity on his calling from the Father. Tai jisai žinojo aiškiai, kokį turi pašaukimą iš Dievo. But his rhythm was he would engage and disengage Bet jis turėjo tokį ritmą, jisai tarnauja ir tada atsitraukia. on a regular basis. Dažnai, reguliariai. That has given me so much freedom Man tai suteikia labai daug laisvės, to engage and disengage. kad ir aš galiu taip daryti ar ne, tarnauti ir kai reikia šiek tiek atsitraukti.
My nature doesn't like to do it, Mano natūra, aš pats labai nemėgstu taip daryti. but I have and continue to learn that I must do it Bet aš supratau, kad aš privalau taip elgtis. for the sake of my own soul, Dėl savo pačio sielos sveikatos, my marriage, my children, my savo grandchildren, santuokos, vaikų, anūkų and the ministry of our work. ir pačios tarnystės, ar ne, ką mes darom. I'm often reflecting around God's amazing grace when He refuels me Dažnai reflektuoju apie Dievo malonę, kai jisai vis kiekvieną kartą pripildo mane. and reminds me with freshness of my relationship with Him Ir šviežiai man primena apie savo santykį su juo. and the privilege of just being human once again, Ir primena tą privilegiją, kad mes esame žmonės. the image-bearing reality of Genesis 1. Kad pradžios pirmos skyriaus realybė, kad esame Dievo atvaizdai. And today I get to bring that out into the world again. Ir šiandien aš vėl galiu tai nešti jau į pasaulį. And that's what He does for me when I retreat. Ir taip Dievas su manimi elgėsi, kai aš šiek tiek atsitraukiu praleisti laiko su juo. Beautiful. Maybe this will be our last note to finish the conversation. Wonderful. Čia gal bus paskutinė nata, kurią baigsim šį pokalbį. Thank you, Pete, so much for coming here. I'm eager to see where the Lord might use you also here, but your friendship to Matthew and extended now to us is a gift. And to me too. Thank you. Ačiū labai už draugystę su Matthew ir dabar ištiesta draugystės ranka mums, kažkaip norisi žiūrėti, kur Viešpats galbūt jūs čia irgi naudos miesto bažnyčioje ir Lietuvoje. Tai labai ačiū. Ačiū. Ačiū, kad buvote kartu. Įvertinkite laidą ten, kur jos klausote ir pasidalinkite savo mintimis, parašydami mums tinklalaidę m.b.lt arba pakomentuodami komentarų skiltyje. Iki kito susiklausimo.